Jis ruošiasi jau seniai nuo pat rugsėjo, kai tik sužinojom, kad vyks šventė, pradėjom ruoštis. Ir yra gana nelengva ruoštis, yra sunkus repertuaras, sunkus šokiai, daug jų yra. Bet kol kas atrodo, kad mes tą spėsim pasiruošti ir įveiksim visus tos sunkumus, kurie iškyla ruošiantis dėl repertuaro, dėl šokių gausos. Manau, kad viskas bus gerai. Taip, jau baiginėjasi visos apžiūros, ne tik tai Kaune, bet ir visoje Lietuvoje, kadangi po to, kai įvyks pas mus pirmoji dainų šventės diena, tai sekančią savaitę prasidės visi renginiai ir Vilniuje. Taigi jau baiginėjamos apžiūros, o savivaldybė, aišku, pirmiausia yra pradėjusi nuo buitinių visokių reikalų, tai dainų slėnio sutvarkymas, elektros tiekimas ir panašiai. Šiaip viskas pilnu tempu jau vyksta. Viena didžiausių problemų šokėjams, tai yra tokia tiesiog visos Lietuvos problema, kad mes neturim kur rodyti savo dainų švenčių, nes nėra stadiono tinkamo dainų šventėm. Tenka būti Latvijoje arba Estijoje, kokie jie turi puikius valstybinius stadionus, didelius, kur matosi visi šokių brėžiniai. Mes galim sukurti gražiausią šokių brėžinį, ruošti, dirbti, padaryti puikiausius brėžinius, kur 48 kolektyvai dalyvauja. Bet žiūrovas to nemato, nes jeigu sėdi tokiam prastam stadione, tai jie mato tik tai pirmas eilės, o brėžinio pačiu nesuvokia. Tai čia yra pagrindinė problema, kad neturim kur rodyti. Problemų visą laiką būna, bet dažniausiai, aišku, jos būna jau paskutiniu momentu, kai kažkas kažkur išlenda staiga. O dabar tai kol kas viskas vyksta pagal planą ir jeigu kažkuriuose įstaigose, sakykime, tokiuose kaip Lesto ar dar kažkur neužklius, tai viskas bus gerai. Taip, sąlygos ten nėra labai geros. Mes negyvenam viešbučiuose, nemėgam lovose. Kaip minėjau, tas maitinimas gal ten galėtų būti geresnis. Bet iš tikrųjų tas bendro darbo, bendros prasmės džiaugsmas ir ypač koncerto, pačių finalinio koncerto, jau kada pačių šventės diena, tai yra kažkas stebuklinga.